Jau seniai norėjome visas savo galimybės pademonstruoti po vienu stogu. Buvome išauginti dvimačių katalogų ir jau pribrendome tapti trimačių traukos centru, grafinio dizaino centru. Siekėme sukurti erdvę, kurioje galėtume drauge eksperimentuoti, dalintis ir mokytis, ir kur būtų Lietuvoje lygi šiol neregėta vaizdinės komunikacijos spaudos medžiagų gausa. Jautėme, kad to laukia ne vien spaustuvininkai ir kiti gamybininkai. Žinojome, kad grafikos bei interjero dizaineriai, architektai, kūrybiniai darbuotojai, akademinė bendruomenė bei studentai taip pat ras čia ką veikti. Pagrindiniai reikalavimai kuriant šį centrą buvo aiškumas ir tvarka, kad vaizdinė medžiaga neperkrautų erdvės, reklaminę spaudą demonstruojame roletų pagalba. Katalogus laikome ištraukiamuose stalčiuose, o pavyzdžius lentynėlėse. Todėl vienu ryškiausių mūsų centro akcentų ir tapo originalios lentynos iš lightboard kartono. O kasgi yra lightboard? Tai nepaprastai tvirtas ir lengvas korio struktūros gofruotas kartonas, kuris gali pakeisti net medį ar kitas medžiagas. Jis naudojamas gaminant baldus ir reklaminius stendus. Ši sparčiai populiarėjanti medžiaga mėgstama ir dėl to, kad yra ekologiška, nedegi ir turi spaudai idealų paviršių. Mūsų langai padengti unikalia plėvele, klijuojama ant vidinės lango pusės ir saugančia nuo ultravioletinių spindulių. Jie prekiaujame ir patys. Dvisluoksniai roletai leidžia atskleisti ne tik medžiagų grožį, bet ir funkcionalumą. Spaustuvėms siūlome įsigyti keletą metrų patikusios medžiagos ir išbandyti ją savo įrangą. Teikiame ir medžiagų profiliavimo paslaugą. O su biznio mašinų kompanija ir Epson drauge demonstruojame milžiniškas spausdintuvų ir medžiagų galimybės. Maža to, kiekvieną savaitę čia vyksta unikalų seminarai. Įvairių sričių profesionalus ir akademinę bendruomenę kviečiame mokytis įdomiai ir gyvai. Net užsukę į ramiausią kampelį rasite originalių medžiagų. Viena siena čia dekoruota Dibond ruošiniais, o lubų apdailai panaudota backlit tekstilė. Ir dar viena maža, bet svarbi detalė. Čia visada rasite, kur pasistatyti automobilį. Ar bereikia sakyti, kad laukiame jūsų? O jeigu kils klausimų, klauskite Antalio.